On the crossroads of East and West, the name of Lithuania has been heard for over 1,000 years. Don't be a stranger in this city, both big and small. Its history is written in many languages, and its landscape is created out of 1,000 various shapes and forms. If you step out of the shadows, you will see colors. If you listen carefully, through the stillness, you will hear the sounds of jazz. You will not get lost in the maze of streets if you don't walk alone. If you let yourselves imagine, there are no walls here. If you are searching for truth, you will be given a key. If you follow the signs and symbols, your journey will begin here. This is a place you will always long for. Čia, pačioje Vilniaus širdyje, jo senamiestyje, nuo 1570-ųjų gyvuoja viena seniausių ir turtingiausių rytų ir vidurio Europos bibliotekų – Vilniaus universiteto biblioteka. Biblioteka garsėja savo istorinę aplinką, mokslo ir kultūros paveldo kolekcijomis, puošniomis istorinėmis salėmis. Vilniaus universiteto biblioteka šiandien atverčia naują savo istorijos puslapį. Saulėtekio mokslo, verslo ir studijų klasteryje netrukus duris atvers naujasis Vilniaus universiteto bibliotekos pastatas Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Kuriame naują, modernę, daugiafunkcinę biblioteką. Atvirą, laisvą ir draugišką aplinką kiekvienam į ją ateisiančiam. Čia ir susitiksime 2013-aisiais Tarptautinės bibliotekų asociacijų koalicijos konferencijoje. Atvykite į Vilniaus universiteto biblioteką. Dėl jūsų mes padarysime viską.